Lietuvą apskriejo žinia apie Snoro banko finansinius sunkumus. Šio banko griūtis palietė ir druskininkiečius. Dėl Snoro banko situacijos ir tolimesnio likimo paprašėme pakomentuoti Seimo narį Remigijų Žemaitaitį. Šiandieną tai, kas vyksta Lietuvoje, ko gero primena dar 96, 95, 97 metus, kada Lietuvai ištiko ne vieno banko, bet netgi ir kelių bankų krizė. Tačiau tai, kas vyksta vyriausybėje, kelia iš tikrųjų sumaištį ne tik tarp žmonių, bet ir tarp politikų. Vienas dalykas, kad yra nepasakoma visa informacija, o kitas niuansas, kad tiek Finansų ministerija, tiek Lietuvos banko valdyba, tiek pati vyriausybė per vėlai sureagavo į Snoro bankiai vykstančius procesus. Dar balandžio, gegužės mėnesį aš asmeniškai kreipiausi ir į Finansų ministeriją, ir į Lietuvos banką, kalbėdamas apie Snorio bankiai vykstančius tam tikrus procesus ir vertybinių popierių platinimą, kurie iš tikrųjų galimai buvo nedraudžiami. Tačiau tik praėjus 6-7 mėnesiams mes turime tokią situaciją, kad žmonės net gauna indėlių, žmonės net gauna darbo užmokesčio, kalbu ne tik apie Snoro darbuotojus, bet ir apie kitus visuomenės dalyvius, kurių įmonės turėjo sąskaitas. Ir svarbiausia, kad mūsų vertinimas, Lietuvos vertinimas, manau, tarptautinėje rinkoje labai stipriai krito, nes ne kiekvieną dieną vyksta kažkokie tai lūžiai. Krizinių periodų tik keliose ES valstybėse narėse buvusi kilusi bankų krizė ir tik kelios valstybės perėmė į valdymą. Čia Lietuva be jokių diskusijų, be nieko vyriausybė per vieną naktį parengė tai įstatymo projektus. Mano nuomonė, tie įstatymai buvo rengiami jau nuo spalio mėnesio, tai buvo planuojamas tam tikras laikas, kada šitą dalyką reikės įgyvendinti. Aišku, netmesna galimybė, kad po šito Snoro banko, tarkime, yra ir politinių dalykų, nes tiek biudžeto dalykas atėjimas, tiek skolinimas iš kitų tarptautinių fondų, tai gali pastumėti, kad vyriausybė bus priversta kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą. Ir prieš 4 metus mes kalbėdami, kad turime kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą, kad sureguliuotume biudžetą ir dėl to mes turim sumažinti socialinės išmokas, pensijas ir kitus panašius dalykus, nesikreipė. O dabar lygiai tokia pati situacija, tačiau bus priedanga ne dėl pensijų mažinimo, o dėl Snoro banko.